Pamiršau, ką reiškia atsikelti prie jūros ir matyti tokį vaizdą. Nu tai vakar nulūžau labai anksti, buvo gal 8:30, pavalgiau vakarienę, padėjau galvą ant pagalvės ir Monikas nebija. Gerai dar biškį užsimiegojus, tai reikia išsivirti kavytės ir pabusti. Biškį prastokai miegota. Atsiprašau. Šitų kiek tik tai noriu, va. Didžiausių kriauklių gabalų. Galbūt jums nerodau architektūros paminklų, bet jeigu tik tai pamatau gražų akmenį, pas mane akis išsprogsta ir wow! Šiaipgi, matos, buvo kriauklė. Čia buvo kažkokia kriauklė iškrita. Nu, ką? Užteks jums akmenis rodyti. Va, prašau. Prašau, koks grožis. Meno šedevras. Jeigu keliaučiau ne dviračiu, pasimčiau. Tie akmenys va tiesiog yra išplaunami iš smėlio. Negaliu nustoti gerėtis. Man čia tobuliausias menas. Išėjau kavutės atsigerti prie jūros. Ai, smagu buvo sugrįžti į palapinę. Buvo gan irgi šilta, bet ne karšta, nes buvo labai vėjuota, dėl to ir kažkaip nemiegoti, nes visa palapinė krutėja. O, koks grožis. Palapinės nebėra, kol susitvarkiau viską, biškį galvoju užkasiu dar, valgysiu duonytį ir vienas didžiulis gražus avokadas. Nu ką, papildžiau skranduką, dviratis paruoštas, atsisveikinu su šita vietikė į trasą. Varo tie motoroleriai prieš eismą. Čia visą laiką reikia būti akylai, visur jie išlenda. Čia žmonės rado visai neblogą vietą paskleisti ryžius. Man atrodo, kad čia rydžiai. Ir džiovint sau. Na va, mašinas kaip tur važiuoti. Hello.
menu palei jūrą su pušinėliu. Nu, tik tai kartais koks vairuotojas pravažiuoja, užpypen, biškai per nervus duod. Kaip gera, biškai pabėgti trumpai, tokį nusukimą padariau nuo pagrindinę kelią. Uihi, uhu, uhu. Bet šita pakrantė tragiška. Kiek visur šiukšlių mėtos. Ne. Visur krūvas. O ko ne Indija, ką? Baisu. Čia grinai toks komunistinis plakatas. Labai jau primena Sovietų sąjungą kiekvieną sykį, kai pravažiuoju. Nes jų pilna ant kiekvieną kampą. Wow. Kiek šiukšlių visur. Kadangi vakar stovyklavau, neišsiskalbiau. Čia materialiai mane žiūr, kaip skalbiuos pusnuogi. Stovėjo prie manęs prie parduotuvės, kol daiktus dėjaus, tai dabar atsekė pasižiūrėti, ką aš čia veikiu. Gerai, pasirodėms baigęs. Negali pykti, aš irgi mėgstu į save veidrodį žiūrėti, kaip atrodau. Bet dabar bus gaivu mintė. Su šlapais marškiniais. Čia tų laivų. Kiek čia driekės, ten tolumoj tai iš viso, ohoho. Pasirinkau sutrumpinimą, bet nežinau. Ar pavyks pro čia pravažiuoti, ar neįstrigsiu. Paklimti tai jau klimstu tarpais. Būn toks palaidas smėlis. Tarpais vėl galiu minti. Ką tik apturėjau mangų pertraukėlę, dabar galvoju biškį įlysiu į vandenuką atsigaivinti, nes taip kaiten. Mano priepsas rodo 35. Nuostabu. Kriauklyčių ir šiukšlių paplūdimys. Jeigu nėra turistų, tai nieks ir netvarka. Jeiks. Ten tik tai vienas žmogelis žvejoja, o šiaip tuščia. Kavutė paruošta ir nusipirkau šiandien naują daiktą išbandyti, tai mačios sviestas.
Nei gerai, nei blogai. Važiuojam toliau. Visai greit važiuojas šituo keliu. Ką tik pravažiavau tokį mažytį miestelį. Ten gatvėse irgi prekeivių buvo. Moterytė susėdusias pliurp. Pamatė mane, visų akis išsproga. Tikrai matos čia dar neregėję turistą. Vat labiausiai ir patinka man toks autentiškums. O kai jau keliauji per tokias turistiškas vietas, nuobodu. Na va, grįžtu į pagrindinį kelią. Atsikalatuojau. Dabar būtų gerai rasti kokį kokosiuką. Matau. Važiuok ramus. Visą laiką paprašydavau visur vandens su dabar su ledukais ir pirmąsyk paprašė iš manęs pinigų, tai išėjau. Nedaug ten 5000, bet vis tiek. Negi dabar gaila, čia yra didelė kavinė, tai tos moterėlės greičiausiai norėjo savo į sąskaitą įsimesti ekstra. Na va, kaip diena be kokosų. Per kilimuks patiestas. Žalias kilimuks. Nu, nakvynės vis dar nėra. Iš tikrųjų, galėjau stovyklauti, bet nepasipildžiau vandens. Esu dar visiškai druskuota. 6 kilometrų įveikiau. 85, vakar 87. Gerai, viskas paprasta, bet nėra kriauklės, dar nereikia. O, čia gera akustika. Taip viskas girdas, bet šį kartą 2 didžiausi langai, ryte atsikelsiu nuo šviesos. Ir kažkaip pastebėjau, tikrai labai smagu pradėti anksti minti. Tai nuo šiol tikrai bandysiu jau apie 8 išsikrapštyti iš visur, kur tik tai įmanoma. Tikrai atrodo tokia diena ilgesnė. Ir vakarėlė. Vietnamietiškų stilių. Makaronai vietiniai su kiaušiniu. Ir jų vietinių padažų. Tai beveik kaip vietiniam restorane valgau. O, nežinau, ar jums girdas, bet
Čia netoliese vyksta karaoke. Ir kokie garsai. Atrodo, kad tiek kniauk į mikrofoną. Ir dar toks beats. Na, tikiuosi, gal baigs iki kol eisiu miegoti. Dabar yra 9. Šiaip vis tiek turėtų kažkoks būti limits, iki kada jie koncertuos. Tai va, jeigu būsit Vietname, pasižiūrėkit, kad aplinkui nebūtų karaokės vietikių aplinkui. Nes tada turėsit greičiausiai irgi va tokį neblogą koncertą, arba tada turėkit su savim ausų kamštukus ir tada bus viskas tvarkoj. Bus galima gyventi. Darbuojuos, bet pasijungiau ir taip mėgsiu jame. Kas iš to, kad sumontuosiu video, o miega bus 0. Paspauskit nykštį į viršų ir užprenumeruokit, jeigu dar šito nepadarėt. Ne, iš tikrųjų, einu miegoti. Jungiu šviesą lauk. Iš tikrųjų, man atrodo, net nesvarbu, ar čia išjungsiu, vis tiek bus kambarį šviesu. Kad pliesk. Kaip išjungti? Išsivožti kažką ant akių. Gerai, mielieji. Čiau. Susitiksim sekančiam video. Mua.